Pasieniečiai, sveiki. Atsiprašau, kad pats negaliu dalyvauti jūsų renginyje, nes taip jau sutapo, kad visą šią savaitę esu Jungtinėse Amerikos valstijose dėl mūsų nacionalinių geopolitinių interesų ir tikrai atsivežu gerų žinių. Bet esate tikrai mano širdyje ir kai buvau Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas, tikrai padarėme daug. Tai be jokios abejonės priminsiu 21 metais prasidėjusią nelegalios migracijos krizę, kurią inspiravo autoritarinis Lukašenkos režimas, kur mums reikėjo reaguoti staigiai ir tvirtai, ir mes tą kartu su jumis padarėme ir turime dabar ir fizinį barjerą, turime stebėjimo sistemas, turime apgręžimo politiką. Man atrodo, mes su jumis kartu parodėme pavyzdį visai Europai, kaip reikia kovoti su nelegalia migracija. Ir galiu netgi taip tvirtai pasakyti iš širdies, kad tiesiog pajutau visai pasieniečių bendruomeniai tokio bendražygiškumo jausmą. Ir tikrai net nenustebkite, jeigu jūs kartais netgi galėčiau pavadinti bendražygiais. Tikrai ačiū Jums už tai. Ir be jokios abejonės noriu pasakyti, kad per tos metus mes stengiamės padaryti ir gerų dalykų jūsų socialiniam gerbūviui. Be jokios abejonės, kiekviena pasąjunga taip turi būti, turi reikalauti daugiau ir daugiau, ir tą jūs darote ir patys prisidėjote prie to, kad vis tik tai tas socialinės apsaugos atlyginimų lygis pasieniečių bendruomeniai kiltų. Tai matyt turbūt tikrai nėra pabaiga ir jūs nuostabų darbą darote ir darykit ir toliau. Ir šiek tiek spauskit mus visus, kad visi tie jūsų reikalavimai taptų realybę. Aš dabar būdamas šiek tiek šalia, bet ne visai šalia, kitaip tariant, giminingoj labai organizacijai, suvokdamas, kad saugumas ir gynyba yra mūsų visų bendras reikalas, tikrai pabandysiu paieškoti galimybių krašto apsaugos sistemos viduje, kaip galėtume sustiprinti pasieniečių karinį standartą, kaip galėtume mes jūsų visą bendruomenę, organizaciją būtent padidinti jūsų tokius geležinius kumščius, kad galėtumėte esant kokie nors hibridiniai atakai su kažkokiais terorizmo provokaciniais elementais duoti atkirtį priešui. Tikrai dirbsime kartu. Labai linkiu visai profesiniai sąjungai didelės sėkmės. Tikiu, kad juda tinkama kryptimi ir su jūsų diena tik pirmyn. Ačiū.